Gėdos diena Jungtinei karalystei. Britai baigė kelerius metus trukusį tyrimą dėl vieno didžiausių pasaulyje medicinos skandalų, kai Britų pacientai daugiau nei 10 metų buvo gydomi živ ir hepatitu C užkrėstų krauju. Dėl to tūkstančiai mirė ar liko suluošinti. Šios žmonės, susirinkusius į mitingą pačiame Londono centre, vienyje ne tik raudoni marškinėliai. Kiekvienas iš jų laiko mylimo žmogaus, vaiko, sesers ar brolio, kito artimo žmogaus, kurio nebėra gyvo nuotrauka. Ir visi jie žuvo nuo užkrėsto kraujo, kurio buvo gydomi. Šiandien atvykau čia, kad šiek tiek emociškai atsipalaiduočiau po 30 metų sielvarto dėl Raselo, mano brolio, kurį pražudė užkrėsti kraujo preparatai. Danielos brolis, kaip ir dar 30 000 Britų pacientų, tapo vienos didžiausių Britų sveikatos sistemos katastrofų aukomis. 7-ame ir 8-ame dešimtmetyje jie buvo gydomi živ arba hepatitu C užkrėstų krauju, kurį Britų medicinos įstaigos pirko iš Jungtinių valstijų, kai ten kraujo donorais buvo kaliniai ir narkomanai. Dėl to mažiausiai 3000 Britų mirė, tūkstančiams buvo nepataisomai sugadinta sveikata, o jų giminaičiai jau pusę amžiaus siekia teisingumo, kurio sulaukia tik dabar, po 6 metus trukusio tyrimo. Štai jis, 7 tomai, juose labai daug duomenų. Beveik 3000 puslapių ataskaitoje baisiausia yra tai, kad tuomečiai gydytojai ir sveikatos sistemos funkcionieriai žinojo apie infekcijos riziką, bet melavo pacientams. Gydytojai žino geriau, buvo toks tvirtas įsitikinimas, kad sveikatos apsaugos departamentai nesiėmė rekomendacijų užkirsti kelią nesaugiam kraujo ir jo preparatų naudojimui. Tai gėdos diena Britanijos valstybei. Ši ataskaita rodo dešimtmečius trukusį moralinį kraką mūsų sveikatos sistemos centre. Ataskaitoje teigiama, kad dabartinė vyriausybė nesugebėjo atlyginti aukoms padarytos žalos. Rišis Sunakas žada šią klaidą ištaisyti, kad ir kiek tai kainuotų. Dalis aukų jau gavo kiek didesnės nei 100 000 eurų kompensacijas, o bendrai joms išmokėta suma siekia apie 500 milijonų eurų. Dabar Londonas žada visoms dar gyvoms užkrėsto kraujo aukoms išmokėti po beveik 250 000 000 eurų.